Sveiki, foto draugai. Turiu jums šiek tiek informacijos. Šiandienos informacija bus, pasakyčiau, taip edukacinio ir, žinoma, kažkiek reklaminio pobūdžio. Tai ir pradėkime nuo tos edukacijos. Praėjusį savaitgalį Saltoku ir L-Team fotografavau Olimpinę dieną Kaune, Nemuno saloje. Puikus, nuostabus renginys visai šeimai, aktyviems žmonėms, kurie gali susipažinti su įvairiausiais sportais, tiek savo, galbūt tiek vaikam. Tai labai rekomenduoju, kitais metais Jonava bus. Labai rekomenduoju apsilankyti ne tik jonaviečiams, sekite L-Toką, dar turime metus, bet galima jau planuoti vasaros šventės. Ir kas nutiko? Nutiko nuostabus dalykus, turėjau nuostabią foto komandą, su kuria labai ramiai dirbome, išpildėme Olimpinio komiteto norus, spindėjome renginį. Bet pastebėjau ir savo komandai, esu pastebėjęs ir kituose atviresniuose renginiuose, kad fotografai pakankamai neatsakingai elgėsi savo kūno atžvilgiu. Ir ką tiksliai turiu omeny, tai sunkios ir didelės kuprinės. Aš pats taip dariau, ten susikraudavau viską, ko reikia ir ko nereikia. Bet dabar kameros mažėja, objektyvai lengvėja, be abejo suprantu, kad tai ir į finansus atsimuša ir tikrai negali visi nusipirkti lengviausių, geriausių objektyvų. Tačiau kažkaip vis tiek galima susiplanuoti tą dieną, apgalvoti, kokios užduotys laukia, kokius objektyvus, kokią techniką pasirinkti. Tai tikrai labai rekomenduočiau peržvelgti savo fotokuprinę, dažniausiai naudojamus objektyvus arba retesnius objektyvus, palikti namie tiesiog, pasilikus tik tuos dažniausius, arba kažkaip galbūt keisti stilistiką fotografijos, kad tikrai pasaugotumėte savo nugaras. Jos, kaip ir fototechnika, dažniausiai nėra valdiškos. Parodysiu savo dažniausiai naudojamą fotokuprinė. Labai maža, nesu tikras, kiek tiksliai sveria, bet labai maža, lengva fotokuprinė ir joje telpa viskas, ko reikia. Tai vat, šitą kuprinę buvau Olimpinėje dienoje, su šiuo savo setupu galiu realiai padaryti bet kokį fotografijos darbą. Tai parodysiu, ką aš ten turiu, galbūt paprasčiausiai. Tai yra foto diržai. Ir čia dar būna koks nors kroviklis įdėtas, laidelis vienas, kitas, bet ne esminiai dalykai. Esminiai dalykai, žinoma, yra čia. Ir štai viskas, ko man reikia. Kas paragino šitą video padaryti, tai Domas Remeika vakar pakomentavo mano storiuką. Oho, kaip setupas sumažėjęs. Ir pamaniau, kad tikrai galima būtų pasidalinti, kaip man pavyko sumažinti savo fotokuprinę. Tai labai paprastai. Čia bus šiek tiek reklaminės dalies, bet viskas yra iš mano praktikos. Pradėkime nuo paprasčiausių dalykų, tai papildomos baterijos. Kiekvienai kamerai turiu po 2 papildomas baterijas. Ir čia dar turiu vieną 3 baterijų kroviklis. Tai toks dar viena, jeigu prireiktų, tai protingai naudojant su 6 baterijom 2 kamerose, tai galima tikrai fotografuoti pilną dieną. Aš niekada neišjungiu kameros, dėl to baterijos, dėl automatinio white balance ir kitų automatinių nustatymų naudojasi šiek tiek daugiau baterijos naudojasi, nes visą laiką kamera kažką skaičiuoja, net kada jinai būna ant peties.
Žinoma, palikęs esu tą automatinį užmigimą po keletos minučių, tai padeda saugoti baterijas. Bet jo, jeigu taip visą laiką išjungus ir dar protingiau naudojus, tai tikrai galima apsieiti ir su 2 papildomom baterijom, be abejo, bet kada galima jas apgalvojus, kur ir kaip pasikrauti renginio metu. Dar turiu kortelių, mažą keisiuką papildomų atsarginių, bet čia vėl vertas galbūt dėmesio elementas fotografijos. Pagaliau investavau į Sony C-Expresso korteles TAFO 960 GB. Tai labai talpios, labai greitos, labai sparios kortelės. Ir nors ir iš TAFO SD kortelės man netrūko greičio, bet aš fotografuoju į 2 korteles iš karto ir antroji kortelėje saugau didelius JPEG dėl backupo. Tai pagrindinė mintis mano buvo C-Expresso kortelių ne kiek greitis, kuris tikrai ryškiai didesnis, 3-gubai, 4-gubai, beveik 5-gubai, bet kad nereiktų keisti tai dažnai baterijų kortelių. Tiesiog norėjau, kad visą laiką žinočiau, kad yra papildomos vietos. Ir į C-Expressą eina RAWai, į SD eina JPEGai. Ir kita priežastis be abejo irgi yra tas greitis, kur man labai naudingas, kad visuose renginiuose, ypač didžiuosiuose, kaip olimpinės žaidynės, arba šiaip didesnės svarbos renginiuose, kiekvieną dieną darau visos dienos backupą. Tai padaryti backupą į išorinį kietąjį diską iš C-Expresso užtrunka, kartais taupai valandą per dieną. Tai labai svarbu dėl poilsio elementariai. Tai va, apie korteles tiek. 2 kameros, abu Sony pirmukai, ant vienos kameros visą laiką yra 12-24, labai daug kartų kalbėjau apie šitą objektyvą. Jeigu reikia, galiu dar, bet ne šį kartą. 3.5, mano vienas pačių mėgstamiausių objektyvų, tokių irgi all-rounderių, ir portretui, ir šiek tiek platesniam kadrui tinka. Labiausiai patinka jis man dėl dydžio be abejo, lengvumo, ir tuo, kad jeigu 50-uke mes turim tokį klasikinį portretinį vaizdą, tai fotografuojant portretą su 35-uku šiek tiek daugiau galime įleisti istorijos į aplinką. Labai nedaug, bet jos dažniausiai pakanka papasakoti šiek tiek daugiau istorijos, kur žmogus stovi, ką jisai veikia, kuo jisai gyvena. Tai 35 mm visą laiką noriu turėti kupriniai. Arba net ir išeinant tiesiog į gatvę, ar turistaujant kažkur, tai objektyvas. Čia yra 1.4 diafragmos, tai ir vakare, ir prieblandoj su juo yra fotografuoti vienas malonumas. Ir dabar didysis reikalas, kas man palengvino gyvenimą ir šiek tiek ir pasunkino, nes sunkesnis, bet palengvino būtent dėl to, kad galiu mažoj kupriniai turėti visko, ko man reikia. Tai Sony 50-150 mm GM diafragma 2. Kuo ypatingas šis objektyvas, tai būtent tuo 50-150 f2. Tai nuostabus objektyvas, labai gražiai išpiešia, labai greitas objektyvas. Ir apie jį galėčiau padaryti atskirą tikriausiai video, dabar aš jau su juo fotografuoju apie pusmetį. Ir olimpinės žaidynės, ir parolimpinės žaidynės žiemos, abejos Milano Cortina buvo fotografuotos su juo. Be abejo, ten buvo ir 400 mm, bet tas middle range zoomas visą laiką buvo šitas, tai
tiek Lietuvoje išbandytas jau įvairiausiose renginiuose, tai jau galiu feedbacką padaryti tikrai patikimą. Jeigu norėsite, rašykite. Bet esmė, Zoomas yra reikalingas, ypač vasaros atvirų erdvių renginiuose. Be abejo, galite nufotografuoti su 50-tuku, eiti arčiau, bet kai kurie kadrai vis tiek nepasidarys be Zoomo, o kartais tiesiog lengviau. Tai kuo jisai man palengvino gyvenimą, tai štai kuo. Prieš tai mano kupriniai buvo 50-tukas, 70-200, 12-24. Dabar vietoj šių dviejų objektyvų aš turiu vieną. Taip, jis yra kiek platesnis ir, tikrai 70-200 lengvesnis, daras 300 gramų, lengvesnis ir mažesnis, kompaktiškesnis, tačiau dėl tokio bendro išpildymo kartais renginio norisi šiek tiek ir bokeh gražesnio kartais, tai F2 nuostabu šiuo klausimu ir vėlgi tiesiog noriu turėti lengvą kuprinę, lengvai eiti į darbą, nepavargti pakeliui į darbą, todėl mano visą laiką prioritetas yra lengvesnė kuprinė. Žinoma, pasiilgstu 50-tuko 1-2, šiek tiek mažiau fotografuoju su juo dabar. Mano nuomonė, kaip ir 12-24, tai du geriausi Sony objektyvai. Tiek optiškai, tiek techniškai atsparus bet kokiems velniams. Tai pasiilgstu. Tai kokioj nors tamstoj dažniausiai vis tiek fotografuoju, kai nereikia to zoomo, kai gali prieiti prie scenos, prie žmonių, tai vis tiek dažniausiai fotografuoju su 50-tuku, tačiau vis rečiau. Galbūt vėlgi, ko dar ypatingas PEM 100 PEM ir man labai pasiteisinęs, tai šį sezoną dar neturėjau su šiuo objektyvu autosporto fotografuoto, bet tiek autosporte ir tiesiog daugumoj situacijų kartais, kai būni su 70-200, 7 yra šiek tiek per daug. Ir tiesiog kartais, net ne kartais, o labai dažnai pritrūksta to šiek tiek platumo, kurį turi 50-tukas, tai PEM 100 PEM, tuo man buvo pagrindinė mintis mano nebuvo, tiesą sakant, jo, kad turėti F2. Pagrindinė mintis buvo turėti 50 plus zoomą. Tai čia jisai pasiteisino 100% ir tikriausiai dar daugiau. Jeigu kalbėt apie jį, gerai, 150 nėra 200, tai zoomo galbūt kažkam truks, bet Sony kameros turi nuostabius sensorius dabar ir mano atveju 50 megapikselių, bet gerai, galvojau kaip čia pasakyti, kropinu labai daug, kartais daugiau negu 50% iš tų 50 megapikselių ir tikrai ten jokios kokybės netrūksta. Tai tikrai nebijočiau to, kad pritrūks zoomo. Dabartinės kameros ir netgi jau kalbant apie paskutinės serijas, ten nežinau, nuo Sony A7 R4, tai yra nuostabus raiškūs sensoriai, kur tikrai galite drąsiai kropinti ir neturint zoomo didelio, turint šviesesnį objektyvą, kartais išgauti net labai panašų vaizdą. Kaip pavyzdys, per vienas futbolo varžybas vienos kameros turėjau 400 mm Sony GM 2.8, ant kitos kameros turėjau 135 mm 1.8, padariau 2 kadrus labai, tai pačioj vietoj, iš tos pačios pozicijos.
ir įsikropinus kadrą su 135 ant 1.8. Šiai dienai, kai pamatau tas dvi nuotraukas, iš karto negaliu pasakyti, kuri yra kuri. Tai šiek tiek apgalvojus tą fotografijos visą, kaip pasakyti, workflow, ką galima padaryti, su kokia technika, galima tikrai gerokai lengviau dirbti. Lengviau tai turiu menį ir nugarai, ir neapsikrauti, lengviau judėti iš pozicijos į poziciją. Žinoma, ne visą laiką pavyks dėl kažkokių lokacijos klausimų, dėl perbėgimų, dėl logistinių kažkokių sprendimų. Kartais vis tiek reikia turėti daugiau technikos, nes nėra kur palikti, nėra kur pasimti, neturi laiko grįžti vėl kažkur pasimti. Tai be abejo visą laiką bus keblumų, bet apgalvojus, suplanavus, tai dabar turiu menį ir pirkinius galbūt į priekį, kad galvojant apie savo fotokoprinę, galbūt atsisakant kažkokio mažiau naudojimo objektyvo, tuos pinigus investuojant į universalesnį objektyvą, kaip šiuo atveju 50-150. Apie jo. Yra pliusų, yra minusų, kažkam dydis gali strigti, dydis manęs kažkaip nepaveikia. Bet matau vien pliusus ir labai džiaugiuosi šiuo objektyvu. Tai va, mano tokios mintys pagrindinės buvo, kad susiplanavus gerai milimetrus galima turėti lengvesnį kuprinę. Ir kaip minėjau, labai mėgstu 35 ir labai dažnai net turėdamas 50 mm vis tiek dėdavau į kuprinę 35, nes jisai tiesiog man yra labai skanus, labai smagus. Tai ir kitais kartais nelikdavo vietos jam. Todėl dabar, kai vietoj šių dviejų objektyvų naudoju PM100, tai 35, kuris yra mažas, lengvas, visą laiką vietos yra, labai džiaugiuosi, kad jį galiu turėti. Na ir vėl galbūt grįšiu prie tos kuprinės, kaip palengvinti savo gyvenimą. Tai jeigu jau tikrai reikia įsidėti kažką daugiau nei baterijas, aš dažniausiai baterijas tiesiog įsidedu į kišenę, porą baterijų į kišenę ir viskas. Kad jau jeigu būtų tas momentas kažkoks svarbus, kažkokie apdovanojimai, nespėjai nubėgti prie kuprinės pasimti, tai baterijos kišeniai, kortelės talpios leidžia vėlgi negalvoti apie tai, ar liks vietos, ar neliks, ar reiks ir korteles pasikeisti. Tai aš taip visą laiką stengiuosi eliminuoti daug sunkumų dar prieš jiems atsirandant. Tai patarimas jeigu jau tikrai reikia dar nešiotis kažkokį objektyvą, dar kažką daugiau negu tik baterijas arba korteles kelias, tai galima visą laiką naudoti vienokį arba kitokį pilvo bag, kaip čia pasakyti, taisyklingai nežinau. Tai kuo ypatingas šitas Vandr, nežinau kaip tarėsi. Tai jis yra pakankamai talpus, jame galima prisikrauti labai daug ir netgi čia tokia yra kišenėlė, kur apačioj ten irgi įsitraukia vieta, jeigu reikia kompą nešti su savim. iPadas mano 11 colių puikiai telpa, kompas išlenda šiek tiek, bet vis tiek galima, jeigu reikia. Waterproofas. Tai labai rekomenduoju. Paprastesnis variantas, tiesiog Chillover Pro, ne waterproofas, dažniausiai šitą pilvo bagą naudoju Dakare. Jisai toks dar dabar smėlio pilnas. Tai paprastesnis, mažesnis, bet labai patogus. Kada reikia šiek tiek daugiau kažko įsidėti, kaip ten, sakykime, turiu dar ir prasipūsti dulkės, ir šepetėlį nusivalyti nuo kameros, vandens buteliukas. Bet dar vienas dalykas, kuris puikiai pasiteisinęs, atidirbęs, atkeliavęs su manim, tai tiesiog kažkokia labai paprasta
Maža, lengva, pilvo piniginė, kur visą laiką irgi tilps fotografijos tie essential dalykai. Tai va, tokie mano praktiniai patarimai, tikrai nepersikraukit. Mes su savo artimiausiais fotobičiuliais irgi juokiamės kartais, kad prisidedam tų objektyvų, po to kartais nesugalvoji, kurį kada panaudoti. Tai irgi užtrunka laiko tų sprendimų priėmimai. Bet vis dėlto svarbiausias man dalykas yra sveikata, nugara, kad neįtempt nugaros. Dar vienas dalykas. Šioje mažoje kuprinėje to nėra. Ir taip yra lengva, maža ir niekada nepersikrauna labai. Bet jau šiek tiek didesnėse kuprinėse visą laiką turite tą dar papildomą strapą ties pilvu. Jis tai neveltui padarytas, kada prisikraunate šiek tiek daugiau technikos tam, kad visas svoris negultų ant pečių, mes galime jį paskirstyti, net nepaskirstyti, o pakabinti ant klubų. Pats nemažai haikinu ir dalis tų haikų buvo su tikrai irgi sunkiom kuprinėm, kur keliom naktim nešiesi daiktus ir žiemą, kada daugiau reikia dalykų prisidėti, tai naudokite tuos strapus apačioj. Susiverškite ne per daug, bet kad svoris kristų visas gultų ant klubų, o realiai viršutiniai strapai, dirželiai reikėtų lietuviškai kalbėti, yra skirti tik tam, kad kuprinė neatsiloštų per daug. Tai labai svarbu šitie dalykai, jeigu dar tuo metu ir nešitės kuprinę ir ant kaklo fotoaparatas arba, kaip mano atveju, dvigubas diržas 2 kamerom ant pečių, negerai. Tikrai neįstempimas atneš geresnių rezultatų ne tik jūsų kūnui, bet ir rezultatų fotografijai. Būsite labiau atsipalaidavę, linksmesni, laisvesni ir taip galėsite labiau mėgautis pačia fotografija. Be abejo, jūsų klientas taip pat bus laimingesnis, kad turi sveiką, aktyvų, atsipalaidavusį fotografą. Tai va, toks galvau trumpesnis bus. Seniai bendravau su jumis šiuo formatu, pasiilgau kalbėti. Pasiilgau smagiai kalbėti, pasiilgau kalbėti apie dalykus, kurie man patinka, kurie yra kaip ir didelė dalis mano gyvenimo. Todėl, jeigu yra klausimų, rašykit. Gal sukursim ką nors iš tų klausimų ir daugiau. Tai likite sveiki, mėgaukitės vasarą ir fotografiją. Iki.